Sveiki, mes tęsiam Ramio Blekt knygos pokalbis su tamsos valdovu skaitimą. Ir tie, kas tik šiandien prisijungia, aš siūlau išklausyti, pažiūrėti pirmą ir antrą video. O tie, kurie jau žiūrėjo, aš priminsiu, kad mes sustojame ties to, kad tamsos valdovas dalinasi su Rami, kaip galima išeiti iš jo energijos spąstų. Ir jis pasidalino punktais ir Ramės klausė, ar tai viskas, ko reikia. Tamsos valdovas atsako, reikia reguliariai valyti savo egzistenciją visais lygiais. Fiziškai švariems žmonėms ir vietoms mums sunkiau priartėti. Maldos, meditacijos. Kartojant šventąjį Dievo vardą, atsiveria greitasis liftas į dieviškumą. Jūsų amžiuje tai beveik vienintelė dvasinė pažangos priemonė. Svarbiausia, tai nesavanaudiška tarnystė, nesitikint atlygio. Dabar jūsų tarpe beveik niekas to nesugeba. Tas, kuris nesavanaudiškai, sąmoningai tarnauja visoms gyvoms būtybėms ir tuo pačiu kartoja šventuosius Dievo vardus, jau yra dvasinėme pasaulyje, kur bebūtų. Svarbu neturėti prisirišimo prie nieko šiame pasaulyje, nepriklausyti nuo nieko, turėti ramų paklusnų protą. Bet jūsų amžiuje to praktiškai niekas nenori ir nemoka. Dominuoja vartojiškumo energijos, todėl mums taip lengva jomis manipuliuoti ir valdyti. O vienas iš pagrindinių džiaugsmo šaltinių, ego džiaugsmo šaltinių, tai valdžia ir didžiulių masių valdymas, kai kiti gyvena taip, kaip jiems patinka. Tu sakėjai mūsų laikais, argi tai ne ir tavo laikai? Aš galiu gyventi skirtingose matmenėse ir laikuose vienu metu. Aš beveik kaip Dievas, nepamiršk to. Mane garbina ir tarnauja, nors ir nesuvokdamas to dauguma sielų materialiame pasaulyje. Aš galiu duoti viską, išskyrus besąlygišką meilę. Mūsų pasauliuose turime viską, ko tik norime, išskyrus meilę. Daugelis mūsų pasaulio galingųjų turi tokių supergalių, apie kurias jūs net to nesapnuojate. Jūs net negalite to įsivaizduoti. Jūsų juokingas įsivaizdavimas apie velnią kaip apie tą, kuris siunčia nelaimės ir materialinius nuostolius, yra nepagristas ir juokingas. Tai šviesieji mokytojai sako, neturėk prisirišimų. Gali labai griežtai barti mokinius, įkvepia eiti meilės keliu, moko klausyti savo sielos ir širdies. O tai jūsų pasaulyje gali būti labai sudėtinga ir skausminga. Tai reiškia, kad tu gali duoti šlovę, prestižą, materialinius pasiekimus, o šviesieji meilė ir amžiną gyvenimą dvasinėje palaimoje? Trumpai tariant taip. O kaip jūs darote įtaką žmonėms? Kaip juos viliuojate? Taip pat kaip ir šviesieji, per mintis, norus ir įkvėpimą, net per kūrybą. Svarbu žmogaus galvoje sukurti tam tikrus norus ir jie duoda savo minčių eigą. O šis norų minčių srautas veda prie tam tikrų veiksmų ir įpročių. Bet pirmiausia, svarbu sukurti tam tikrą atmosferą, kurioje sudygsta reikalingos mintis ir norai. Pavyzdžiui, sporto salėje daug lengviau užsiimti fizinę veiklą, ypač grupėje. Ten įdirbta tam tikra energija, ten jau yra tam tikras egregoras. Vakarų šalyse dabar praktiškai neįmanoma trokšti ir pasilėti eiti aukščiausios dvasinės pakopos keliu, meilės keliu. Beveik visi, netgi labai nuoširdus dvasiniai pasiekėjai,
kurie čia persikelia, po kurio laiko pradeda galvoti apie naujus pirkinius ir sąskaitas, prisiriša prie komforto. Praktiškai mes įtvirtinome vaikų ištvirkavimą ir degradaciją per animacinius filmus, kompiuterinius žaidimus, švietimo sistemą, nepagarbą mokytojams ir tėvams ir panašiai. Dominuojančias dvasinės srovės judėjimai, tokios kaip New Age, protestantų krikščionių judėjimai, sako, kad tu jau esi šventasis arba lengvai gali juo tapti, tiesiog tikėk, aukok dešimtinį ir panašiai. Retas, kas sugeba praktikuoti dvasinę discipliną. Todėl tokiais žmonėmis labai lengva valdyti ir manipuliuoti per baimę. O baimė tai mūsų pagrindinis ginklas. Ir retas, kas supranta, kad jie turi pasirinkimą arba gyventi baimėmis, puikybė ir ego siekiais arba meilė. Meilė suprantama kaip kokie nors jausmai ir prisirišimai. Iš tikrųjų, jūsų šiuolaikinis vakarietiškas pasaulis, o apskritai ir dabar visa planeta, tai mūsų pasaulio prototipas. Mes kelis šimtus tūkstančių jūsų metų ruošiame viską, kad jis pasireikštų būtent tokia forma. Tai reiškia, kad jūsų pagrindinis ginklas tai baimės, neigiamos mintis ir troškimai. Taip, labai svarbu sunaikinti šeimos institutą, sukelti chaosą protose, o išoriškai fizinį ir protinį purvą konkurenciją ir pavydą. Ar tau negaila sielų, kurias nusiuntė į tamsius pasaulius, kuriuose nėra meilės? Nieko asmeniško, tai tik verslas. Šis puikus posakis atkeliavo pas jūs iš mūsų pasaulio. Tu taip gražiai apibūdinai savo pasaulius, bet juk viskas šiame pasaulyje yra laikina, o siela negali ilgai būti laiminga gyvendama tik savimi. Taip, laikui bėgant mes sunaikiname save dėl karų ir konfliktų, kurie mūsų pasaulyje yra neišvengiami. Bet aš ir mūsų elitas galime gyventi labai ilgą laiką, labai laimingai, nesirūpindami, jūsų kalba tariant, visais šiais etiniais ir emociniais poreikiais. Mes turime viską, kas materialu. Ir svarbiausia, didžiulę galią ir šlovę. Jei žmogus jūsų pasaulyje užsitarnavo gerą karmą, jis gali ilgai išlaikyti save klestinčią, išlaikyti savo klestinčią padėtį. Tu žinai vieną turtingiausių šeimų Indijoje. Jie gyvena labai pamaldžiai. Daug aukoja, padeda kitiems, lanko šventiklas, skaito mantras ir maldas. Bet visą tai daro tam, kad gyventi turtingai ir nesirgtų. Ir jie daug gyvenimų gyvens materialiai turtingai. Jie ėjo link šios materialinės gerovės ne vieną gyvenimą. Išoriškai jie labai religingi, bet yra visiškai vieno iš mūsų egregorų įtakoje. O ištrūkti iš mūsų egregorų įtakos yra labai sunku. Bet kad kaip jie gyventų, ar kada nors jie viską praras, klausė Ramė. Taip, žinoma, ir tada jie vėl turės pasirinkimą. Eiti link materialinės gerovės ir komfortą, laikytis kokio nors religinio egregorio toliau arba tobulėti meilės keliu. Kaip išoriškai atskirti tuos, kurie eina ego keliu, nuo tų, kurie eina meilės keliu? Labai sunku. Kartais tie, kurie išoriškai elgesi griežtai ir arba gyvena išoriškai įprastą materialų gyvenimą, viduje gali būti labai nesavanaudiški ir prie nieko neprisirišę, arba turėti mažai prisirišimų ir priklausomybė šiame pasaulyje. O dažnai aukšto rango dvasiniai gūrų viduje turi labai savanaudiškų motyvų, baimių, prisirišimų ir atitinkamai vidinės agresijos. Svarbiausia, kaip siela teisiama, tai pagal motyvus. Išoriniai veiksmai yra antraeiliai. Ką reiškia pagal motyvus?
Ar jį veikia iš širdies, iš sielos, iš meilės, ar iš ego ir proto. Mūsų užduotis, kad sielos pamirštų savo prigimtį ir veiktų iš ego ir proto. Taptų vartotojais, pamirštų savo amžinai prigimtį. Mums labai malonu, kai dvasinius mokytojus užvaldo savęs svarbos jausmas, puikybė. Kas ir kada teisė sielą? Priežiūra yra nuolatinė, bet apskritai ypač stiprus skrydžio analizavimas vyksta po kiekvieno formos pasikeitimo, to, ką jūs vadinate mirtimi. Na kągi, irgi labai toksai gilus, įdomus gabaliukas apie tai, kad galima būti labai pamaldžių, labai religingų vien tam, kad gyventi komfortiškai, nesirgti ir kad materialinė gerovė didėtų. Bet tai reiškia priklausyti tamsos valdovui Gregoriui. Nu, yra apie ką čia irgi pagalvoti. Iki kito susitikimo.